Sveiki. Trečias verslo modeliavimo drobės elementas yra kanalai. Šis elementas aprašo, apibrėžia, kaip mes informuojame, kaip klientai sužino apie mūsų produktus, apie mūsų paslaugas, kaip mes padedam jiems įvertinti mūsų produktus ir paslaugas lyginant su konkurentais. Taip pat apibrėžia, kaip klientai įsigis šitą vertę, kaip jinai bus pristatyta ir kas vyksta po pardavimo, koksai aptarnavimas vyksta po pardavimo. Taigi komunikacija, pardavimai yra būtinas kanalų derinys, kad šita vertė pasiūlymai, kuriuos mes jau esame apibrėžę, kad jie pasiektų klientus. Tai pirmas dalykas yra, aišku, žinomumas ir šitoj vietoj į žaidimą, taip sakant, eina įvairios viešųjų ryšių kampanijos, taip pat veikla socialinėse medijose. Šie du dalykai uždengia komunikaciją, uždengia žinomumą ir palyginimą, sprendimą įsigyti prekes šias dvi kanalo fazes. Trečia fazė yra įsigijimas, ketvirta yra vertės pristatymas klientui. Tai aš vėlgi apjungiu šiuos du dalykus ir šiuose fazėse gali būti tokie dalykai kaip ar klientas turi pas mus ateiti į parduotuvę, kad jisai įsigytų prekę, galbūt mes darome internetinius pardavimus. Ir penktas dalykas yra popardaviminiai veiksmai. Galbūt kai kuriuose projektuose to net nereikia, bet popardaviminiai veiksmai vėlgi didina klientų lojalumą. Jeigu vieną kartą įsigijus paslaugą ar prekę, mes turime kažkokių tai iššūkių problemų su ja ir jeigu kompanija jas gerai sprendžia, mes be abejo norėsime pas tokį tiekėją grįžti dar kartą, nes žinosime, kad ramia galva mes galime tikėtis problemų sprendimo joms iškilus. Taigi tiek apie kanalus.